Grupių Ba ir Deadcap nariu, muzikinių vaizdo klipų, reklamų operatoriumi ir apskritai kūrėjų Nikita Voitov. Sveiki, draugai, sveiki. Sveiki, ačiū, kad klausot. Kaip tu laikaisi, Nikita? Dabar bandau įsivaizduoti, kad aš esu ateityje, tai matyt, dabar esu labai stimuliuojamas perteklinio dėmesio, didelių nuolat šviečiančių Litexpo lempų ir šviesų. Ir nekantrauju tiesiog susidurti su visomis reakcijomis, kurios pasitiks, kai pristatysim savo grupės atributiką muzikos salėj. Na ir kaip tau atrodo dabar, kokios tos reakcijos bus? Aš manau, kad žiauriai juoksis visi, žiauriai, bet taip skausmingai juoksis, nes ten mes pasistengiam pristatyti, mes nupiešėm 12 puslapių japoniško stiliaus anime komiksą apie mūsų grupės nuotykius muzikinius užkulisius. Iš esmės įsivaizduok, kas vyksta backstage. Tai tik tais anime stilium ir su tokia lengva romantinė potekste. Čia tu kalbėjai apie Deadcap? Taip, čia apie Deadcap. Įsivaizduok, Ba turėtų tokį. Oi, įsivaizduočiau, žinok, visai. Būtų, va čia tai būtų surprizas. Ten tai daug romantinių potekščių visą laiką, net ir nereikia komiksų, žinai, tam. Bet Deadcap kažkaip tai mėgsta tą atributiką tokią pasirinkti. Ir apskritai leidimus, pavyzdžiui, pačių savo albumų, kūrinių, kažkaip jis labai kūrybiškai žiūri. Aš vadovaujuosi filosofija, kad reikia world buildinti arba kurt pasaulius, kurt siužetus. Ir kai tu sukuri kažkokį specifinį kontekstą, kur tu pats gali... Tada, kai susikuri savo kontekstą, tu nebūtinai tada turi laikytis tam tikrų taisyklių. Ir gaunasi, kad bet koks produktas arba kažkokia idėja, kurią tu sugalvoji, jis tinka grupės kontekstui, nes šio pasaulio taisyklės yra tokios. Pas mus yra apie žaidimus. Gerai, kas šalia žaidimų? Medija, komiksai, filmai. Viskas, tu gali tai daryti, negalvodamas kažkokių papildomų taisyklių arba čia ne pagal mūsų estetiką. Ne, aš sukūriau tokį pasaulį, dėl to aš galiu taip žaisti. Geras. Bet šitie dalykai labai iš tikrųjų yra apsijungę ir turbūt nuo to, kaip tu pats tai jungi ir priklauso, čia dera tie dalykai ar nedera. Taip, būtent. Pradėkim nuo tokio klausimo, kurio aš šiaip visą laiką mėgstu paklausti nuo pat pradžių, gerai pradžiai, kur tu užaugai ir kaip atrodė tas tavo pirmosios dienos, ką tu atsimeni? Aš užaugau Savanorių prospekte, vadinamajam rajone, kurio pavadinimo nesakysiu, suslavinto. Tai tiesiog visi žino Savanorių prospektą, čia tarp kitų labai netoli nuo... Bet čia Vilnius paminėti. Vilnius, jo, Vilnius. Jo, teisingai. Čia pat prie LRT gal 10 minučių nuo čia, aš ten užaugau, lankiau darželį ir nelankiau mokyklos darželio. Atsiprašau, nelankiau mokyklos, lankiau mokyklą darželį, kas buvo gan keista. Ir tada augau Pašilaičiuose savo pagrindiniais, tais formuojančiaisiais metais. Tai reiškia, nuo 7 iki 7 metų, kai ten pradinė mokyklelė kažkas tokio, 4 klasė aš jau gyvenu Pašilaičiuose, neatsimenu, kiek čia metais, nėra labai svarbu, bet jau gyvenu Pašilaičiuose ir atsimenu, kad vykstu su troleibusu į vėl Savanorių prospektą, kad atlankyti pamokas ir visą laiką pražiopsodavau Simpsonus, pražiopsodavau Drakonų kovas, žodžiu. Viską pražiopsodavau, žiūrėdavau po to vakarais ar kažkada ten, kai būdavo. Ai, kaip liūdna. Jo, būdavo skaudulėlė tokia maža, kad žinai. Nes ta 15 valanda, kai Simpsonus rodydavo. Būtent, bet tada tu nespėjai Simpsonus ir tada pamatai, žinai, tą Telemundo prezentą ar ką ten ispanišką parodo. Ai, matai, aišku, tu bičas esi, man tai būdavo toks pratęsimas. Taip, aš suprantu, aš varydavau tada jau į kiemą skaitant kažką veikti, jau tada jau viskas būdavo laisvas laikas, žinai. Supratau. Gerai, mes pradėjom nuo labai tokio iš karto reikšmingo ir didelio kolektyvo System of a Down, Vicinity of Obscenity. Okay. Kaip atsirado tavo tokiose jaunose dienose toks, ganėtinai, nežinau, net ryškus kolektyvas? Man atrodo, kad gan tipinis toks įvadas į sunkią muziką, žinai, aplamai. Tai arba Slipknotai, arba Kornai, arba System of a Down, žinai, arba Limp Bizkit, arba dar kas nors. Mano tėvelis visą laiką klausydavo sunkesnės muzikos, jis man parodė Limp Bizkitus, Offspringus. Toliau šitas System of a Down, aš karštligė sirgau. Čia yra mano asmenybė suformavusi grupę, bet iš tos pusės, kad aš nežinau, turėjau tokią hiperfiksaciją jai. Niekas netitiko, nepakasydavo niekaip jokio kito niežulio, žinai, kaip tik sistemai. Ir aš pamačiau, irgi labai su žaidimai susiję, šitą dainą aš išgirdau stebėdamas montažą iš visokių siužetų žaidimo Resident Evil. Tai tipo ten šaudo, gaudo ir ten groja šitą muziką ir ten kietai sumontuota. Ir aš toks, oh my god, kas čia per daina, kodėl šitaip kietai skamba. Nu ir viskas, tada mes tuo metu iš Šaikų kieme susibūrėm. Atradom tą grupę, pradėjom groti jos coverius, visi pasiėmė instrumentus, pradėjom rungtis tarpusavį, kas ką groja.
ir sveiki atvykę, prasideda muzikinis kelias, žinai, šitos grupės dėka. Aš evoliucionuoju į gatvės muzikos dienos lygio muzikantą su mokyklos draugais, mes grojam System of a Down coverius ir biškio originalios kūrybos. Aš dievinu Serge'ą Tankianą, aš dievinu Scars on Broadway, aš dievinu viską, kas su to susiję. Tai čia buvo mano pats pirmas gabalas, kuris mane aplamai atrakino, kad aš galiu muziką grot, man patinka šitie dalykai. Ir čia gan vėlai, man buvo 16, gal 15 metų. Aš tikrai nebuvau tas, kur 12 metų jau žinau, kad klausau, žinai, ten kokie Minemo ar dar kažką. Tai. Šiaip tai įdomu yra tai, kad net ne mokyklos erdvėje, o kieme, sakai, susibūrė ir instrumentus kažkaip pasiėmė. Nu, kaip, tai čia toks... Jo, tai buvo mokyklos kiemo... Žodžiu, tarp mūsų buvo amžiaus skirtumas tarp tų bičiulių, apie kuriuos aš dabar kalbu ir va taip gavosi, žinai. Kad jie jaunesni buvo, jiems patiko labiau žaismingi dalykai, žinai, kur jau 16-mečiai vis dar ne vibe, jau eina už kampėse rūkyti, žinai, gert ir kažką, nu, tipo, žinai, mokyklos maištas. O jiems buvo įdomiau žaidimukus pažaisti, vat mes taip ir rasdavom bendrą kalbą, žinai. Kalbant apie tos žaidimukus, tu prisipažinai, kad kieme vienintelis kurį laiką turėjai Sony PSP. Jo. Tai į kokią čia poziciją tokia hierarchija atsirado, nu, ne? Taip, žinai, tu kai gauni kažkokį ekskliuzyvinį dalyką, kuris yra žurnale ten su belė kokiu antkainiu, žinai, nurodytas, arba tik konkurso dėka gali laimėti tokius daiktus. Tai jo, aš buvau labai, tai buvo man pasididžiavimas toks mažas, nes tu, žinai, tu nešiojasi, taigi ten muzikos grotuvas, video grotuvas buvo, viską grotuvas. Ta prasme, tu nešiojasi multimedia centrą, žinai, atvarai viskas, jau gali grot muziką, gali grot dainas kažką. Realiai iPhone'o turėjai. Nu, iš esmės, iPodas, iPhone'as, viskas, kas tuo metu buvo reta, būdavo vis tiek unikalu, žinai. Tai skolindavai draugams šitą dalyką ar būdavai tas? Esu skolinęs, bet būdavo labai liūdna, nes visą laiką riebaluotais pirštais apšipinėtas grįždavo, nu, žinai. Čia aš labai galiu releitinti šitoje vietoje, nes aš atsimenu, kai aš gavau iš tėčio dovanų savo mylimiausios tuo metu grupės Blink-182 albumą Blink-182 ir jį nešiodavausi tuomet dar plastikė ir jisai taip ir likęs yra. Ir kažkada tai vienas berniukas paprašė manęs pasiskolinti jį, nu, tai aš kaip geras žmogus daviau jį, bet aš jau padaviau, sakau, man taip ir gražiai. Tai būtinai, kai jis yra formai. Už galiukų. Na, tai va, Blink-182 irgi buvo kiemo muzika, Sum 41 irgi buvo kiemo muzika ir irgi ten turėjau, į grojaraštį buvo įdėjęs šitą dainą. Tai ten nemanau, kad mes jas klausysim, bet tiesiog irgi simboliškai atspindi tą PSP erą, žinai. Gerai, bet paklausykim dar šiek tiek muzikos. Sekantis kūrinys, tai yra tokį labai žaismingų pavadinimų kolektyvas, aš taip suprantu, Jak, ir kūrinys Getaway. Kaip jis čia yra atsiradęs ir kodėl? Čia jau mano vėlyva paauglystė, 17 metų, aš jau pradedu digint įdomesnę muziką. Oi, ne, meluoju, laiko juosta nesutampa. Čia jau gerokai vėliau. Bet žodžiai, ne, čia tiesiog ypatingas kūrinys, kur aš manau, labai retai kas taip skamba šiomis dienomis roko muzikoje. Ir jis dabar kaip tik švenčia kažkelis dešimtmetį, man rodos, šitas leidinys, jam išleistas vinilas ir panašiai. Tiesiog ypatingos atmosferos muzika, kur parodo, kad nestrigau metale ir nubridau į kažkokią alternatyvą labiau. Gerai, tai pasiklausom Jak Getaway. Grįžtam pasiklausę Bats Rain Smell remasteris padarytas šito kūrinio praėjusiais metais. Nikita, turi papasakoti, kuom čia tas lietus tau kvepia. Na taigi, žinai, anxiety, depression, edgy vibes, tamsa, emo, jo. Bijau sumeluot, man rodos, 2014 metų originalas yra Bats. Labai specifinė irgi žanro muzika, kurios daugiau dabar šiais laikais vargu ar kas te kuria. Ir čia labai įdomus irgi yra susijęs su Without Letters legendinė grupė, su Tomu Narkevičiu Frifinga, kuris grojo toj grupėj, su Napo, iš Abudu ir žodžiu. Daug būdavo elektroninės muzikos prodiuserių ir nežinau, buvo toks chill pop, glitch kažkas, labai įdomis subžanras ir man tai čia buvo toksai, kadangi klausau, reiškia aš ypatingas muzika, kur maždaug, čia yra kažkokia obskurinė niša. Aš tikrųjų nežinau, kultūriškai niekada šitas žanras mūsų krašto labai nepasiekė, tai neteko ir lankytis konkrečiai kažkokiuose koncertuose, buvo tik giminingų grupių šitam atlikėjui atvykusių čionais, bet man asmeniškai, tas buvo ypatumo šydas, žinai, kad šita muzika, kurią aš radau ir jeigu aš kam nors parodysiu po X metų, tai vis sakys, iš kur tu žinai ir kas čia, žinai, tai vis dar taip ir yra. Ir stebina, kad šitas įrašas sulaukia ir masterio ir jis labai, kaip pati klausysi, jis labai turi specifinę tokią komfortabilę ASMR, tokią
kutenančią ausis aurą. Ir visas tas žanras buvo aplink tai pastatytas, aplink tokius tekstūruotus, labai fainai stimuliuojančius ausis garsus. Kaip tu gražiai kalbi, aš jau dabar atrodo net girdžiu, kaip nupasakoji, geras. Kaip manai tavo šitas visas kūrybiškumas, nes tu per daug vietos turi ir muzikuoji, ir žinai, su vaizdu dirbi, žodžio taip pat kišeniai neieškai. Kaip tau atrodo, kas tavo vaikystėje galbūt užkabino tą ir kas suformavo tą tavo tokią laisvę kūryboje? Mane labai puoselėjo amžinatilsį mano geriausias draugas Maratas. Jisai buvo toks bičiulis, kur domėkis, žiūrėk. Man nepatinka, ką sukūrei, pasisteng geriau. Jis buvo tarsi tokia persona, kuri įgalino visas teigiamas savybės ir skatino kritiškai save žiūrėti. Nebūtinai tiesmukai, nebūtinai ribot savęs. Ir žinai, kiekvienas mes turim savo gyvenimą po žmogų, kuris tave įgalina kažkaip vienaip ar kitaip elgtis, bet, žinai, įgalinimas gali eiti į skirtingas kryptis, žinai, vienas verčia tave užsivert, kitas tave labiau verčia atsivert. Tai šis buvo pastaras, žinai, kad labai, labai skatino imlumą ir aš po to priėmiau tokią savotišką mantrą, kad kuo daugiau aš žinosiu apie dalykus, tuo daugiau žmonių aš galėsiu bendrauti. Su kuo daugiau žmonių aš galėsiu bendrauti, tuo daugiau galėsiu sužinoti naujo iš jų. Ir dėja, su amžium šitas laiko tarpas įsiaurėja. Žinai, vyrėjant mažėja žmonių, su kuriais gali bendrauti. Ir dėja tenka pasitaikyti žargoną arba kalbą, kurią tu išmokai kažkada seniau. Tai, bet pastangų nieks nedraudžia toliau dėti. Žinai, tai tai ta kūryba mane taip ir nukreipia. Žinai, tu kaip kūrėjas turi būti platus. Aišku, sakoma, kad jeigu tu esi apie viską, tu ne apie nieką, bet, žinai, kaip režisieriai kūrė filmus iš gyvenimiškų patirčių, tai jeigu tu jų neturi, iš ko tu kursi. Čia tokia biški klišė jau, aišku, bet... Bet labai geras pastebėjimas. Aš pamenu, kad kažkaip Giedrė panašiai yra pasakiusi, kad turėkit istorijų. Taip, bus gerai, žinai. nes kaip kitaip. Būtent. Aš iš karto susimaščiau šiaip iš tikrųjų apie tą tavo paminėtąjį, nesakykime, to žargoniško pavadinimo rajoną, kuriame tu pradėjai savo jaunas dieneles. Ir šiaip, kiek aš žmonių pažįstu, dabar susimaščiau, tai šiaip labai labai daug tokių šviesių, kūrybingų žmonių užaugo tame Savanorių prospekte. Nors ir jis tikrai ankstesniais laikais buvo, gal ir dabar šiek tiek buvo pagarsėjęs tokia šiaip nelabai kokia reputacija. Žinai ką, tai prasutapė, kad aš tenais grįžau gyventi prieš 5 metus. Aš 5 metus gyvenau savo suaugusią gyvenimą tenais, nes tas butas išsaugotas vis dar buvo, kuriame aš gyvenau vaikystėj. Ir tiesą sakius, ten tiesiog visos babytės, kurios mane tuo metu puoselėjo kaip baby, jos vis dar ten yra, žinai, jos mane atsimena ir dabar mato kaip saugusi vyrą. Ir dabar ten yra tokia rami senolio aplinka. Bet aš nesiformavau tenais, aš tenais 8-9 jau negyvenau. Tai žinai, aš praleidau visą tą marozyną, bet atsimenu puikiai kioskus, atsimenu Media Minimą ir visą kitą, žinai, atsimenu kompiuterinės, kurios ten buvo. Ir sutinku tarp kitko žmonių, kurie dabar yra iš to rajono ir jie irgi tą patį atsimena. Tai čia labai toks įdomus kraitis prisiminimų, žinai, atsirakinantis. Billy Talent, Fallen Leaves. Oh, shit. Kas per reakciją? Aš nežinau, aš tiek daug šito gabalų. Aš jį turėjau savo PSP tame kompiuteriuke. Ir aš jo klausiau ir nuzulinau, aš nežinau iki kokio lygio. Aš po to pirmą kartą pamačiau klipą, aš negalėjau patikėti, kas čia per klipas iš vis, kas čia per chebra. Nu ir šitas atlikėjas atrakino, žinai, visą alternatyvios roko muzikos, kaip ta, nežinau, Pandora skrynia, atsiveria 3 legendiniai albumai su nuostabiais atlikimais ir dabar kaip tik ten irgi metinės didžiulės ir jie vis dar turuoja tie atlikėjai. Nuostabi kūryba, nuostabus gabalas, tiesiog aš jo nežinau, klausiau dėl to, kad muziką seniau galima buvo 2 būdais gauti - piratauti arba pirkt. Aš neturėjau pinigų ir atsiprašau, kad pasakiau šitą jarhar žodį, žinai, bet jo, tokia realybė būdavo, tu turėjai kažkur iš kažko gauti, žinai, ir ar tai būdavo YouTube'as, ar tai būdavo dar kažkokia vieta, žinai, kur tavo kompą galėdavo sugadinti. Tu esi visiškai neunikalus šitoje vietoje, nes Aišku, absoliučiai visi mes tą patį Nu, darėm. tai va, LimeWire'as buvo. Jo, let's go, žinai, tipo, kažkoks draugelis tau duoda kažkokį sketchy diską, tu jį įsidedi į kompą ir žiūri Linkin Parkus. Ir paskui galvoju, kodėl tas kompas toks lėtas. Jo, būtent, kai draugelis ateina, jis dar labiau sulėtėja, žinai. Gerai, pasiklausykim Billy Talent, prisiminkim Fallen Leaves, čia skamba. Primenu, jog šiandieną laidos Kai aš mažas buvau svečias yra Nikita Voitov, su kuriuo mes labai smagiai kalbamės ir prisipažįstam, kad netiesiogiai, nes sėdėm abudu muzikos salėje ir laukiam jūsų visų ten ateinant. Nikita jau pabandė įsivaizduoti, kaip ten tas visos šviesos švies. Aš dehidravęs, duokit vandens.
Man reikia energetinio. Bet vis dėlto mes šiandien susirinkom pašnekėti apie tavo vaikystę, paauglystę ir apie tą muziką, kuri tave formavo. Čia pasiklausėm Chasing the Rise, In Front of Everything. Labai intriguojantis šitas kūrinys ir jo istorija, papasako plačiau. Na, senas geras metro klubas, seni geri draugai metalistai, kurie bando atnešti vakarus į Lietuvą. Chasing Rise vis dar tebe gyvuoja, beje, dabar tiesiog groja gal akustiškai ir leidžia muziką savo malonumui panašu, bet tuo metu tai buvo kiečiausias metalcore'as, kaip August Burns Red, bet tik lietuviškai. Ir jie turi, tarp kitko, lietuviškų tekstų, Atmerk akis. Ir ta prasme, tai buvo labai unikalu, dėja tai neprigijo. Ir man tai buvo formuojantis toks metas, nes tai aš tuo metu pradėjau filmuoti koncertus mėgėjiškai ir jau buvau tas bičas su kameryte, kuris tiesiog dokumentavo viską. Ypač gal svarbiau, aš dokumentavau savo draugų pasirodymus. Tai va, ir Chasing the Rise aš slapta tiesiog kaip guilty pleasure klausiau ištisai ir niekada niekam nesakiau, bet galbūt kažką nustebins, tai linkėjimai Chasing the Rise, Hebra jūs groja per LRT po 2014 metų įrašas, beveik po 10 metų tai. O klausyk, tu šiaip dabar, vat, pavyzdžiui, iš šitų kūrinių, kuriuos mes šiandieną aptarėme, tu klausaisi jų kiekvieną dieną, ar tu jau pasidėjęs į stalčiuką kažkur? Žinai, kad šitos kūrinius aš paklausyčiau vėl iš naujo, aš turiu užkaupęs savo laikotarpiais gyvenimo 2 folderius. Music version 1 ir Music version 2. Čia maždaug Karlai paauglystė ir Univero laikai ir tada Univero laikai. Ir viskas yra hardė. Ir aš tą hardą kaip tyčia radau. Nes dabar buvo tas trendas, aš 2016. Tas 10-mečio toksai recapas, tai vat kaip tik sutapo ir visa šita muzika yra iškasta iš mano hardo. Ir Spotify atitinkamai yra, bet tai yra tai, kas prarasta laikui, kur šitas skonis buvo sukuruotas mano valingo pasirinkimo, o ne algoritmo. Ir aš kai klausiau šitų kūrinių, aš jaučiausi kaip pagydęs kažkokią savo dalį, žinai, tokia atpalaiduotą smegenų dalį sustimuliavo vėl prisiminimais. Nes čia labai stipriai įelektrinta prisiminimais. Ir, žinai, su laiku muzika tavęs nebe taip liečia, tiesiog, nes muzika formuoja prisiminimus arba nutikimus. Tai va čia yra muzika, kuri grynai turi istorijas. Dabar, ką aš klausau, yra pomėgis, žinai, vartojimas, domėjimasis ten ir fiksacijos kažkokios. O čia yra nuoširdi tikra istorija. Tai va tą grojaraštį pasidalinsiu Instagram'e savo ilgainiui. Šiaip beje, reikėtų man prisiminti, tai aš anksčiau dalindavausi tuom, kas netilpo Spotify, tai manau, kad gražinam šitą dalyką. Ir, nes tikrai dar kūrinių yra tokių, kurių mes nespėsim šiandien paklausyti, bet jų yra labai gerų ir tikrai... Gal kažkas kažką ras, žinai. Tai nėra, kad nežinomos grupės, bet kai kurios yra tokias, kur aš žinau žmonių, kurios galėčiau pamanyti, kad jie klausė tokios muzikos, bet jie nėra man atvirai to pripažinę, žinai. Aš tai visą laiką kažkaip tai galvoju, kad svarbiausia yra nežinot kažko tai, bet blogai yra, kai nenori sužinot. Tai jo, susijęs su tuo atvirumu, žinai. Aišku, laikas ribotas. Tiek gali į save ir susemt, žinai. Išsipilsi pro kraštus ilgainiui vis tiek. Labai įdomi yra tavo istorija. Be abejo, kompiuteriniai žaidimai tave visą gyvenimą lydi. Kurio berno nelydėjo, žinai, kita vertus. Arba merginos nenori. Ir taip, yra ir merginų tame tarpe, bet bent jau vat mūsų kartos žmonės, tai tikrai kažkaip bernai labiau. Bet tu taip stipriai mėgai kompiuterinius žaidimus, kad metei gitaros pamokas, nes negalėjai nustoti žaisti. Oh my god, aš žaidžiu privačiam nupiratautam serveriui World of Warcraft žaidimą ir aš nelankiau gitaros pamokų naujininkuose, man labai gėda prieš mano gitaros mokytoją. Ir kaip viskas buvo, man tėvelis atnešė gitarą iš Thomas Phillips įgytą ir sakė, mokykis. Ir tada mes turėjom, labai mėgom žaisti Guitar Hero. Ir tai yra toks žaidimas, kur plastikinius mygtukus maigai į ritmą. Ir viskas nuo to ir prasidėjo. Tai tada žaidimas, tikra gitara, pamokos. Bet priklausomybė World of Warcraft'ui niekur nedingo. Ir gėda pripažinti, bet jo, aš mečiau gitaros pamokas ir tiesą sakius, po to niekada atgal ir nepradėjau gitaros pamokų. Bet Warcraft'as buvo ištrintas, gitara paimta į rankas ir dabar aš čia. O jisai buvo ištrintas kieno? Nu, aš pats, žinai, aš turėjau kompiuterio priežiūros ten programėlės nuo tėvelių, bet kažkaip tuo metu turėjau savikontrolės pakankamai, kad nelaužyčiau langų ir nedaužyčiau stalo už tai, kad žaidimas Tiesiog geriau žaisti išmokti liurbi. Get good. Dabar jau atradęs tą balansą. Taip, visada, žinok, tai prasme, jau net kiaurai matai kai kurias strategijas, net nebeįdomu. Muzika labiau exciting. Supratau. Paklausysim dar vieno kūrinio.
Now Now kūrinys Wolf. Labai yra Audio Tree, yra toks YouTube'as kanalas, kur startavo irgi labai prieš daug metų. Tenais yra gyvi sessionai. Iš esmės aš sakyčiau, kad tai yra, man atrodo, muzikantų live sessionų lopšys, iš kurio kilo aplamai šitas formatas. Ir tai yra fantastiškas toksai era appropriate indie rockas, irgi su specifiniu skoniu, kur niekada nieko panašaus per pastarąjį jau beveik 10-metį, jo daugiau, net 12 metų, net nieko panašaus nesu girdėjęs. Tai irgi labai įdomi laiko kapsulė, kaip skambėjo rokas tuo metu ir kaip suprasdavo žmonės tą dalyką. Žiūri gražus grūvas būgnų, žiūri gražus balsai merginų, irgi tas toksai netipinis female fronted grupės sąstatas. Ir emociškai krautas kūrinys apie meilę. Žinai, ko reikia tuo metu? Skiries, deitinis skiries, liūdi, klausai romantiškai krautos muzikos. Klausyk, paliečiai tokią įdomią mintį apie tą, kad taip skambėjo ta roko muzika. Tai dabar tavęs kaip metų roko grupė. Dar kartelį paklauskim, kaip tas rokas skamba šiandien? Kaip tavo nuomonė tiesiog, koks jis yra? Oh my god. Žinai, jis tapo spektru, bet kai kurios savybės, žiūrint kur pažiūrėsi, aišku, eklektiškesnis, drąsesnis ir galbūt daugiau kiaušų turintis. Pikčiau viskas truputėlį skamba. Jeigu tai paimt, žinai, grupės, tarkim, Turnstile, Idols, Wet Leg, ten Just Mustard, tiesiog, man atrodo, per prievartą šis žanras tapo gerokai brandesnis ir nebūtinai tai susijęs su atlikėjų amžium. Kur jeigu tu galėdavai seniau susekti, kad muziką kūrė jaunas žmogus, dabar tu nelabai to gali padaryti. Nu, žinai, bedroom muzikantas. Dabar tu pasileidai ir tu klausai, čia skamba kaip 20 metų muzikuojančio atlikėjo muzika, bet ne jauno, tik pradėjusio žmogaus. Ir aišku, mes turim labai dabar daug atsikartojančių kažkokių tendencijų, kai kurių garsų. Ir influencų iš grunge'o, kaip Nirvana, kuri niekada nedingsta, iš Prodigy, čia aš taip kalbu apie tokį atlikėją Zepp. Nu ir aišku, postpunkas kažkaip važiuoja vis dar ir turim dabar didelį sugrįžimą žanrinį, kur žanrai, kurie dominavo 2006, grįžta vėl atgal tuo pačiu, tarp kitko, pavidalu. Net nepakeistas įpakavimas niekiek. Jeigu atsimeni tą labai ryškų iPhone'o juodą siluetą, baltas ausinės ir oranžinis fonas, tai šitas is back. Šitas is back. Roko metalė, post-hardcore grįžo. Daugiau paauglių atranda tą, kas mums buvo paauglystėj. Ir jie nori tą galbūt išgyventi dar kartą, kas yra labai faina. Gerai, paklausykim dar Now Now Wolf ir grįšim netrukus atgal į eterį. Na, kad ir kaip bebūtų gaila, bet vis laiką šitos laidos metu būna tas toks ašarėlės nubraukimas, nes laiko mes vis tiek turime mažiau negu kad norėtumėm turėti ir atsisveikinti anksčiau ar vėliau tenka. Aš noriu priminti visiems, kad šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavosi grupių Ba ir Deadcap narys, muzikinių vaizdo klipų ir reklamų operatorius, kūrybiškas žmogus Nikita Voitov. Ačiū tau labai už tai, kad tu radai laiko pasiknis per tą Pandoros skrynę. Su malonumu pasiknisau, ačiū, kad pakvietei. Labai smagu su tavim susipažinti, artimiau pabendrauti ir ačiū už tavo laiką. Priminsiu visiems, kad jeigu kartais nespėjote išgirsti viso pokalbio, tai galite padaryti tai laidai pasibaigus, nukeliavę į LRT radioteką, kur rasite ne tik tai šios laidos, bet ir visų LRT Opus laidų įrašus. Mes lauksim jūsų muzikos salėje, bet prieš tai atsisveikinant dar aptarkime paskutinį kūrinį, kuris yra The Dillinger Escape Plan, Prancer ir Nikitas. Aš jau reakciją matau ir girdžiu. Aš sakyčiau, kad čia yra Teenage Angst atominė bomba. Ta prasme, čia yra fantastiška grupė, čia yra streso iškrovos grupė. Aš labai giliuosi nepamatęs jų gyvai. Tai yra neįmanoma beveik padaryti. Kūrinys, man atrodo, toksai nėra skambėjęs LRT Opus eteryje, šitą grupę galimai, bet aš tikiuosi, kad jūs atrasit šitą grupę ir susitapatinsit su tą neapsakoma neapykantos iškrovos platforma, kuri suteikia šis kūrinys. Toks, jisai yra, žinai. Gerai, su šita gaida mes ir palikim klausytojus klausytis šito kūrinio. Ačiū tau dar sykį. Ačiū, Kamilė. Ačiū visiems, kurie klausėtės ir susitikime lygiai po savaitės 14 valandą, tuo pačiu metu toje pačioje vietoje laidoje, kai aš mažas buvau.